Patikrinom šiandieną Škoda Kodiaq automobilį 20 metų, 2 litrai dyzelinių, 176 kW varikliu, VRS komplektacijos. Štai toks automobilis. Pilnos komplektacijos. Automobilis grįžęs iš Vokietijos yra. Rida automobilio 216 tūkstančių. Tai pradėkime nuo kėbulo. Kėbulas visas yra idealiai lygus, nėra jokių duobučių, įlenkimų, keletas smulkių padaužimų yra nuo akmenukų, minimaliai, kaip ir visų šitų Škoda Kodiaq automobilių, bėda labai minimaliai iš vidaus rasoja žibintai, tiek dešinys, tiek kairys. Yra labai minimalus įbrėžimukas ant priekinio dešinės pusės sparno, bet visas automobilio kėbulas neturėjęs autoįvykių, nei viena kėbulo detalė nėra perdažyta. Kėbulas tikrai labai gerai ir gražiai atrodo. Priekinis stiklas neoriginalus, buvęs pakeistas, padangos likutis apie 40-50%, stabdžių diskai labai geros būklės, tiek priekiniai, tiek galiniai turi minimalų kantelį, bet dar tikrai eksploatuoti galima. Keliaujame prie vidaus. Vidus taip pat labai tvarkingas, automobilis nebuvo ruoštas pardavimui, realiai tik tai gal prasirptas ir nuplautas yra, bet visos plasmasės labai gražios, niekas nenutrinta, nesulaužyta, nenudėvėta sėdynė, truputėlį ant sėdynės yra mažas įtraukimas odos, bet neplyšia, tik tai atsiplėšius viršutinė odos dalis. Kompiuterinė diagnostika visiškai jokių klaidų neparodė, kelios nereikšmingos klaidos dėl akumuliatoriaus prasėdimo, galinė dalis, panoramą turim, bagažinėje turim liftą, viskas funkcionuoja puikiai, viskas veikia, kas yra šitame automobilyje turi veikti, daug asistentų, distronikas, linijos, kelio ženklai ir taip toliau, kameros, viskas kas yra, viskas veikia, parktronikai. Vat koks gražus salonas VRS komplektacijos. Tai automobilio rida, kaip minėjau, 216 tūkstančių, pilna švari automobilio istorija. Tiek visos informacinės sistemos duomenų bazės man tai patvirtino, tiek ir atlikta kompiuterinė diagnostika. Tai rekomenduosim pirkti būtent šį automobilį.